Aš su savo dviejais draugais kuriame YouTube kanalą ir dėl to, kad per pastarąsias keletą dienų gan prastai dirbame ir gan mažai padarėme, nusprendėme šiandien dirbti susijungę į Discordo kolą. Taip nusprendėme daryti todėl, kad jeigu jau sutarėm laiką, kada turim susijungti Discordo kolą, tai tu nelabai turi kur trauktis ir nebelabai turi kažkokių atmazų nesusijungti. Ir tada, kai tu jau susijungęs Discordo kolę, tu nelabai gali nedirbti, nes tu žinai, kad kitas žmogus kažką daro ir tiesiog būt Discordo kolę, sėdėti ir nieko nedaryti yra gan kvaila, tai tiesiog tu kaip ir priverstas kažką dirbti ir manau, kad kol kas tai visai neblogai veikia. Bet dar ir prieš susijungimą šiandien mano diena buvo visai nebloga, nes išsirašiau visokius darbus, kuriuos turime padaryti būtent pačiam kanalui. Taip pat darbus, kuriuos aš bendrai turiu daryti ir konkrečius darbus, kuriuos turiu padaryti kanalui. Taip pat dar truputėlį pažaidžiau su AI-um arba kitaip dirbtiniu intelektu, kad man tiesiog būtų patogiau managinti ten visokiausius dalykus. O kai jau susijungėme į Discordo kolą, tai šiuo metu montuoju pertraukas mokykloje pavertėme pragarų 4 dalį ir šiuo metu montuoju kaip į tai tiesiog mėto kiaušinius. Turime slow-mo versiją ir turime paprastą footage'ą. Tai tiesiog reikia ten žiūrėti, kaip man geriau sudėlioti, kada slow motionas, kada paprasta medžiaga, kad būtų greita, efektyvu ir tiesiog malonu žiūrėti ir kad nenustestų ten viskas per ilgai. Na, Tajus tuo tarpu turėjo darbų namuose, tačiau bedarydamas tuos darbus tiesiog galvoja visokiausias video idėjas ir jas rašo va čia va į Discordą. Na, o jeigu ir tau patinka turinys, kaip kuriame savo YouTube kanalą, tai pasek, nes šiandien būtent tai ir keliame.